Šalyje, kurioje krepšinis vadinamas antrąja religija, jaunųjų talentų paieškos pradedamos net ankstyvoje vaikystėje. Krepšinio treneris Gintaras Rutkauskas sportuoti su vaikais darželėje pradėjo, kai jį lankė abu jo sūnus. Tačiau neatsisakė šio užsiėmimo net ir po to, kai vaikai pradėjo eiti į mokyklą. Treneris kalba, kad būtent tokiame amžiuje galima pastebėti tikrus talentus. Žinokit, aš net nebejoju, kad iš darželių tikrai išaugs gero lygio krepšininkas. Ne aš vienas dabar Vilniuje šito užsiimam. Užsiima ir Sostinės krepšinio mokykla, kuri turi dar 10 darželių, kurie taipogi treniruojasi ir mus kviečia sudalyvauti darželių darželiadoje. Krepšinio entuziastas kelis kartus per metus pradėjo organizuoti jaunųjų krepšininkų varžybas, kurios įtraukė ne tik jį patį ir vaikus, bet ir darželio personalą, tėvelius ir draugus. Darželių varžybose, kaip ir lemiamose Eurolygos kovose, netrūks ir aistringai palaikančių sirgalių grupių, nei per pertraukėlę žiūrovus linksminančių šokėjų. Taisyklės tokio amžiaus vaikams svarbiausia yra įmesti krepšį. Nebauduoti stipriai priešininko, nesužeisti, mesti į priešininko krepšį, ne į savo krepšį, duoti savo komandos draugui perdavimą, o ne priešininkui. Patys sportininkai su dideliu užsidegimu kaunasi dėl kiekvieno aikštelės centimetro ir svajoja ateityje rungtyniauti pajėgiausiuose Lietuvos ir pasaulio klubuose. Kodėl jums patinka? Todėl, kad kartais laimim. Ir galima laimėti taurę. Ir galima užkovoti taurę. Ir galima diplomą laimėti. Ir galima pinigų laimėti. O kokie krepšininkai labiausiai patinka? Auris, Augustas ir Oskaras ir Kostas. Ir Kristupas. Augustas ir Nikita. Visi. Ko krepšinėje negalima daryti? Negalima bauduot. Ir negalima spirti su kamuoliu. Su koja negalima kamuoliu. Ir negalima tampyti maikis. Negalima subinę spirti. Bauduot. Muštis. Netimti už maiką. Nesispardyti. Neapkabinti. Puikias krepšinio žinias pademonstravę jaunieji sportininkai susirungė ir aikštelėje, tačiau čia nei vienai komandai nepavyko įrodyti savo pranašumo. Mačas tarp darželio Varpelio ir Sos kaimo darželio baigėsi lygiosiomis 38-38.